Taip, tai kaip matot, Merkurio šeimininkas tikrai myli ir prižiūri savo automobilį, tai nieko keisto, kad su juo atvykom į visiškai naują Crown antikorozinį centrą Kaune. Ir šiandien pakalbinsiu šio centro atstovą, Julių. Sveikas, Juliau. Sveikas, Izidoriau. Ir aš manau, visiems žiūrovam turėtų kilti klausimas, kas tai yra Crown danga? Crown tai yra kanadiečių produktas, 37 metus egzistuojantis rinkoje. Kadangi Kanada išbarsto labai didelį kiekį druskų, Tai kaip ir lietuviai turbūt. virš 5 milijonų tonų per metus, tai tikrai, manau, negalima lyginti su Lietuva, bet ten yra šiaurinis klimatas, ištęstinė žiema. Kanadoje yra daug druskų, labai greitai rūdyja automobiliai ir tas produktas yra ištestuotas ilgą laiką. Merkuris jau viduj, kas bus atliekama? Jo dugnas ir kėbulas prieš antikorozinius darbus bus nuplautas druskų šalinimo priemonė Salt Eliminator, tai yra mūsų neatsiejama technologinė dalis. Išsiplovę automobilį, išsipurkšim dugną, kadangi ši mašina prieš porą metų jau lankėsi Crown centre ir atliko padengimą. Šiai dienai užtenka papildomai pakartoti automobilio apačią, dugną, visas važiuoklės dalis, slenksčius, arkas, lonžeronus, rėminę konstrukciją. Merkuris yra restauruotas automobilis. Man atrodo, daugelis žmonių kartais maišo, kas yra automobilio restauracija ir kas tai yra automobilio padengimas antikorozinė danga. Ar galima čia statyti lygybės ženklą, ar čia yra visiškai skirtingi dalykai? Į antikorozinio padengimo paslaugą reikėtų žiūrėti kaip į alternatyvą, kuri leistų jums sutaupyti pinigų ir anksčiau užbėgti visiems įvykiams už akių. Nepaslaptis, kad lietuviai savo transportu pradeda rūpintis, jau kai pradeda mašinos rūdyti, kada gauna kažkokių tai pastabų iš technikinių apžiūros centrų arba iš servisų, kada yra raginami pradėti galvoti apie apsaugą arba kaip pradėti tvarkyti rūdis. O rūdžių tvarkymas yra labai brangus procesas. Pats turbūt žinai, ką reiškia. Turiu tokį automobilį. Ką reiškia pakeisti detalės, ką reiškia jas perdažyti. Tai vad, kada jau žmogus nenorom pradeda veltis į tą restauracijos procesą, jis patiria daug daugiau išlaidų. Vietoj to, kad pasidengtų kartą į metus antikorozinę dangą, ar bent jau kas porą metų atliktų šią paslaugą, jisai sutaupytų ženkliai pinigų, nes pakeis bet kokią detalę, ją perdažyti arba galų gale pašalinti rūdį, tą, ką siūlo restauracija, tai yra N kartų daugiau kainuojantis procesas. Jau kadangi mes su tavimi pažįstami ne vienerius metus, tai man asmeniškai atrodo, kad vienas iš didžiausių Crown dangos išskirtinumų yra tai, kad galima dengti ne tik automobilius, kurie nėra dar pažeisti korozijos, bet ir tie, kurie jau pradėjo rūdyti, nes kiek žinau, jūs galite pakonservuoti jau pradėjusių rūdyti automobilį, ne? Taip, pagrindinis pliusas, mes turim galimybę dengti tiek senus, tiek naujus automobilius ir net tos, kurie yra pažeisti korozijos, kadangi Crownas tinka esamų rūdžių konservacijai. Kaip tą reikėtų suprasti? Tai yra alyvinio pagrindo danga, kuri įsigeria į rūdis, pristabdo, slopina, sulėtina tolimesnius korozijos procesus, bet neuždaro rūdies kaip kietos dangos, kurios stinksta. Nemaskuoja. Nemaskuoja, bet tuo pačiu ir neuždaro. Produktas kvėpuoja, jisai nesuformuoja kieto sluoksnio ant paviršiaus. Vadinasi, jis yra tinkamas būtent padengti, apdoroti rūdį, kad priemonė galėtų įsigerti į rūdis, į rūdžių struktūrą. Tai yra alyvinio pagrindo antikorozinė danga. Ir su tokiais produktais, jų yra ne vienas rinkoje, galima dengti senus automobilius ir pristabdyti koroziją bei prailginti jų tarnavimo laiką. O kiek žinau, Crown antikorozinė danga saugo ir elektronikos komponentus? Taip, dažnas klausimas yra kliento, kas bus, jeigu netyčia priemonė antikorozinė danga paklius ant elektronikos. Mes kaip tik specialiai purškiam visas kontaktinės jungtis, elektros sistemą tam, kad apsaugoti laidus nuo oksidacijos ir nuo drėgmės patekimo į sistemą, kadangi sugedusi elektronika, taipogi ją atstatyti ir atremontuoti kainuoja daug daugiau negu iš tiesų padaryti antikorozinių padengimų paslaugą. O kas yra pagrindinis Crown centrų klientas? Ar tai yra daugiau įmonės, ar kaip tik žmonės iš gatvės labiau mylintis ir prižiūrintis savo asmeninius automobilius? Labai įvairiai. Žmonės iš gatvės tai yra pagrindiniai mūsų klientai, kurie purškia, kaip sakau, lengvesnius, mažesnius automobilius, o įmonės jau užsako paslaugas
industriniams projektams, kaip mes vadinam, tai sunkvežimiai, vilkikai, žemės ūkio technika, kombainai, traktoriai ir panašiai. Turim galimybę padengti visas šias mašinas ir priimti visus klientus. Tai kaip suprantu, poreikis dengti automobilius antikorozinę dangą auga. Tikrai taip. Vis daugėja automobilių Lietuvoje, tiek naujų, tiek tuos, kuriuos pargabena iš kitų šalių, kurie dažniausiai būna daužti, turėję įvykius ir jie yra remontuojami ir klientai mąsto, galvoja, kad užbėgti įvykiams už akių, kad nesusidurti su rudimis, jie pradeda vis dažniau lankytis antikoroziniuose centruose. Labai malonu matyti tos pačius veidus, kurie mums pristato ne po vieną, o ir po 10 automobilių. Merkurio klientas jau net nuo 15 metų pas mus lankosi ir purškia ne vieną savo automobilį. Poreikiui augant, šiai dienai mes turime pagrindinius 2 centrus, tai yra Vilniuje ir Kaune, į kuriuos kviečiame klientus ir prieš sezoną galim jiem pasiūlyti nuolaidas, tikrai solidžias. O tai kokios šiuo metu nuolaidos? Iki Liepos 31 dienos, kol neprasidėjo sezonas, jūs turit galimybę gauti 20% nuolaidą be derybų visiems antikoroziniams darbams. Pagrindinė Crown būstinė yra Vilniuje, o kur jūs rasti Kaune? Kaune esame įsikūrę visiškai naujame Stokholmo miestelyje. Toks yra projektas Išdygės Brazdžionė 25A, šalia Kauno vakarinio aplinkelio. Tai šalia A1 ir šalia Via Baltica. Labai patogi vieta. O kiek žinau, Crownas turi ne tik 2 centrus, yra ir mažesniuose miesteliuose, ne, ir mažesnių centrų. Taip, kitose miestuose yra mūsų partneriai, kurie dirba frančizės pagrindu, tai yra pilnaverčiai atstovai, kurie turi visą reikiamą atitinkamą įrangą ir produkciją. Klaipėda, Utena, Ukmergė, Marijampolė, Alytus, netgi Palanga jums gali pasiūlyti šias paslaugas, todėl crown.lt rasite visus jums reikalingus kontaktus. Taip, kol kas Crown centrų nėra visose Lietuvos miestuose, bet aš manau, kad jeigu verslininkai jaučia poreikį turėti Crown centrą savo mieste, tai gali kreiptis į jūs ir įsigyti frančizę. Visų įmonių, autoservisų, plovyklų dėmesio, jeigu jūs norit praplėsti savo veiklos sritis arba pradėti šį verslą savo mieste, kaip pavyzdys Šiauliuose ir Panevėžy mes iki šiol neturim partnerių, kuris atlieka antikorozinį padengimą, galite kreiptis pas mus, mes suteiksim visą jums reikiamą informaciją, apmokymus ir pasidalinsim mūsų turimą patirtimį. Ir galėsit atlikti antikorozinės dangos paslaugas savo mieste. Taip, tai aš pabaigai norėčiau reziumuoti mūsų pokalbį, kad nelaukite, kol jūsų automobiliai surūdys taip kaip mano Volvo. Aišku, jeigu jie jau yra pažeisti korozijos, tai taip pat galite pasidengti Crown antikorozinę dangą ir štai pakonservuosit. Taip pat labai sveika automobilius dengti prevenciškai, dar kol jie nepradėjo rūdyti, ir paslaugą galima atlikti visus metus. Artimiausią Crown centrą galite susirasti crown.lt, bet būtent šiuo metu, kaip minėjo Julius, puikus laikas atlikti antikorozinę dangą Vilniaus ir Kauno Crown centruose, nes šiuo metu yra akcija, gausite 20% nuolaidą, tiesiog pasinaudodami slaptažodžiu gazas dugnu. Ir aš dar noriu paminėti, kad nereikia taip ilgai ruoštis tam. Pas mus žmonės ir klientai atvažiuoja net kartą į metus atlikti tos paslaugos ir tai yra visiškai normalus ir suprantamas dalykas. Dėl to, kad Crown produktą reikia reguliariai atnaujinti, prižiūrėti. Mes suteikiame kompleksinį paslaugų rinkinį, kaip druskų šalinimo procedūra kartą į metus, kaip antikorozinės dangos papildymas ir netgi planą sudarom klientui pirmus 3 metus atlikti tą padengimą. Todėl kartais žmonės labai ilgai ruošiasi ir galvoja tą žingsnį žengti. Tiesiog turėkite omeny, kad tai yra daroma periodiškai, nuosekliai ir apskritai Crown tai yra rūdžių konservavimo programa. Reguliarus, nuoseklus darbas siekiant maksimalių rezultatų. Puiku.